Sveiki, kviečiu į edukaciją. Šiandieną pasigaminsime originalų atšvaitą. Šiam darbui mums reikės šviesą atspindinčios medžiagos. Ji šviesiu paros metu galbūt ir neatrodo labai įspūdingai, bet visas jos smagumas yra tame, kad tamsiuoju paros metu, kuomet priešais ją pašviečia mašinos lempos, ji tiesiog atspindi šviesą. Ir tuomet ir vairuotojai ir pastebi pėsčiuosius. Taigi, turime šios medžiagos gabalėlių. Taipogi, aš jau paruošiau ir padariau tokius lekalus, tokias formas. Būtent tokių formų bus mūsų atšvaitai. Taip? Kurį norite daryti? Panda? Panda. Gerai. Atkerpu tau pandą, o aš darysiu pelėdą. Taip, išsikerpam dabar. Tada mes savo formą. Čia tiesiog yra fantazijos reikalas, kokios formos tai gali būti. Nebūtinai pelėda ir panda, gali būti kačiukas, gali būti viščiukas, gali būti limpačkiukas. Jau kas sugalvojat, ką galima būtų nupiešti tiesiog stilizuotai. Taip? Labai paprastos, aiškios formos mums reikia. Taigi, turime tokį jau paruoštą lekalą. Jį pasidedam. Sekantis dalykas, ką mums reikėtų padaryti, mūsų atšvaitas bus dvigubas. Tai reiškia, kad ir iš vienos pusės, ir iš kitos jis bus gražus, panašus. Taigi, tą medžiagą mes susiklijuojam, nes tik viena jos pusė yra atspindinti šviesą, kita yra visai paprasta. Tai mes imam gabalėlius, atsikerpam tokio dydžio, kaip bus mūsų atšvaitas, bet dar kol kas ne maždaug tokio, tik tai šiek tiek panašiai, kad būtų. Štai taip. Ir tą medžiagą susiklijuojam. Dvi turi, taip. Dar vieną atsikirp. O aš tuomet klijuoju jas į vieną masę, kad būtų vienas. Čia mes tą darome su karštais klijais, reikia dirbti greitai, kad tie klijai nesudžiūtų per greitai. Taip. Štai taip. Viens. Prašau, tu tą patį padaryk. Susiklijuok savo. Tiesiog du gabalėlius suklijuojam į vientisą. Taip, kad mums būtų dvi pusės gerosios. Ir viena pusė bus geroji, ir kita. Klijuok. O toliau jau mes užsidedam savo lekalą. Pasiemam markerį, žymeklį, flomasterį, kaip be pavadintume, dalyką, su kuriuo mes galime apsibrėžti aplink savo formą, pasižymėti, kaip mums reikia išsikirpti. Va, štai taip. Tada jau žinome, kad bus būtent tokia tiksli mūsų atšvaito forma. Ir su žirklėm gražiai apkarpam.
Tai. O visų svarbiausia, tai ne tai kokios formos tas atšvaitas, tiesiog ar jis atlieka savo funkciją. O atšvaito pagrindinė funkcija yra jį nešioti tamsiuoju paros metu, kad pėstįjį žmogų pastebėtų važiuojantis vairuotojas. Taip? Štai dėl to mums labai yra svarbu turėti atšvaitą ir jį teisingai, taisyklingai nešioti. Kalbant apie tas taisykles, tai atšvaitas turi būti prisegtas dešinėje drabužio pusėje, automobilio žibintų aukštyje, kad jį matytų iš priekio atvažiuojantis vairuotojas. Ir taipogi mes toliau darom savo atšvaitus ir kad tas atšvaitas įgautų norimą pavidalą, mes jį turim padekoruoti, pagražinti. Tam reikalui aš turiu štai tokių dekoratyvinių akyčių. Jos mums čia labai tiks. Štai, imk tu 2 akytes ir imu aš 2 akytes. Pradžiai pasidedam, kad žinotume, kurioje vietoje turėtų būti. Taip. Va, susirandam tikslę vietą, nusistatom ir tada galim klijuoti. Patep klijais. Aš dar ištrauksiu dar akyčių, nes reikės ir kitoj pusėje tas akis užklijuoti. Dar reikės tai. Aš irgi galiu paimti klijų. Čia. Klijuoju pelėdai akis. O pelėdos kokie paukščiai? Naktiniai. Taip. Jie geriausiai mato ir viską daro naktį. Ką pelėdos valgo, žinai? Kaip tau atrodo? Ką gaudo? Manau, kad gaudo vabzdžius. Vabzdžius? Kiek aš žinau, tai jos gaudo peles. Labai mėgsta. Va. Tai pelėda turi akis, bet pelėdos akis yra kur kas didesnės. Todėl aš dar tas akis jai padidinsiu. Apibrėšiu tokius aplinkui apskritimus, kad pelėda tikrai būtų didelėm akim. Štai tokiu. Ir dar pelėda, aišku, turi labai stiprų, aiškų snapą. Tai aš jai štai nupiešiu snapą. Ir dar va čia padarau tokius sparnus, kad pelėda turėtų sparnus. Juos nuspalvinu, kad būtų įdomiau. Štai taip. Ir jau mūsų pelėda panaši į pelėdą. O tavo panda. Dar panda turi juodas ausytes. Gali ausis dar jai nuspalvinti. Taip. Tuomet visą tai pakartojam ir kitoje pusėje. Padarom tokį antrą dublį. Dar vienos akės. Ir dar vienas veidukas. Nupiešim dar vieną veidą savo gyvūnams. Taip. Mūsų tokie linksmi rankų darbo atšvaitai. Labai gerai, šauniai. Šitas man daug labiau patinka, tai aš piešiu va taip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ir su snapu. Ir kad pelėda dar turi ir sparnus. Parodo. Taip.
Štai. Tokia linksma, charakteringa pelėda. Puikiai. Labai gerai. Kaip tau, kaip panda? Oi, kokia linksma, graži panda. Puikiai. Ir mums reikalinga padaryti pakabinimą atšvaito. Tam mes turim skiliamušį ir turėtume pataikyti taikliai viršui per centrą. Kad gautume skylutę. Aha, tau duok, aš tau padėsiu. Čia reikia labai taikliai pataikyti į centrą. Kad būtų. Hop. Štai. Turime viršui po skylę. Ir mums reikalingas siūlas, prikabinimas. Taip. Jį darom štai tokį dvigubą, nes mums reikės dar prie rūbų prisegti taip tą atšvaitą, todėl mums labai svarbu turėti tokią kilpą. Prašau, tu atsikirpk. Ilgis būtų maždaug 20 cm. Taip, gali pamatuoti pagal popieriaus lapo kraštinę. Ir tuomet kišu į skylutę, perneriu ir viršuje užrišu mazgelį. Štai taip. Užrišau mazgelį ir tuomet reikės dar mums žiogelio. Žiogeliu mes prisegsime viską prie rūbo. Labai gerai kokią kišenę įsegti ar ant kuprinės. Taigi mes dar prisisegam štai žiogelį ir turim savo originalų vienetinį atšvaitą. Kaip tau sekas? Padėti užrišti? 2, 3, užrišam tavo šniurelį. Ir štai turim 2 draugus. Turim pandą ir pelėdą. Atšvaitas turi būti prisegtas dešinėje drabužio pusėje, automobilio žibintų aukštyje, kad jį matytų iš priekio atvažiuojantys vairuotojai. Juostinis atšvaitas dedamas ant dešinės rankos ties alkūne, o ant dešinės kojos žemiau kelio, ant rankinės ar kuprinės atšvaitai dedami iš dešinės pusės.